Ramūs pasivaikščiojimai rudenėjančiame parke ar malonus rytinis pabėgiojimas – laisvalaikis, kuriuo neretas mėgaujamės kasdien. Tiesa, kartais po didesnio fizinio krūvio, ryte lipant iš lovos, apie save mums ima ir primena judėjimo laisvę teikianti organizmo dalis – sąnariai. Atidžiau pažvelgę į sąnario sandarą suprasime, jog tai išties nepaprastas ir sudėtingas mechanizmas. Kol galime nevaržomai vaikščioti ar bėgioti, net nesusimastome, kas kenkia mūsų sąnariams, tačiau vos pajuntame sustingimą po ilgesnio pogulio ar nemalonų traškėjimą, imame ieškoti to priežasčių. Žmogus, kuomet aktyviai juda, sportuoja ir arba turi, tarkim, kažkokių viršsvorio problemų, atsiranda tokie pakitimai kaip sąnario traškėjimas, sąnario tinimas, rytinis sustingimas gali būti, sąnario skausmas. Labiausiai yra pažeidžiami klubų sąnariai, kelių sąnariai, rankų, pirštų ir stuburas yra labiausiai pažeidžiami. Priklausomai, aišku, dažniausia problema yra tai, kad yra didelis antsvoris ir yra didelis apkrovimas sąnariams. Taip pat gali būti tam tikros traumos, gali įtakoti sąnario funkcijos sutrikimą. Sunkus ritimasis iš lovos ryte ar nemalonus sąnarių traškėjimas bandant prasimankštinti ne patys maloniausi pojūčiai. Draugai kartais ima šaipytis, jog traški kaip senukas, o ir pats nebegali taip lengvai ir nevaržomai kaip iki šiol judėti. Kartais net keli žingsniai lipant laiptais tampa didžiuliu išbandymu. Todėl būtina žinoti, kaip galime padėti savo sąnariams. Reikėtų irgi mažinti kūno masę, jeigu mes turime antsvorį. Turi būti atitinkamas fizinis aktyvumas. Puiku yra dviratis, baseinas, kažkokios vandens procedūros. Jeigu yra kažkoks pažeistas vienas sąnarys ir yra tik pati pradžia jo, tai yra sąnario traškėjimas, sąnario skausmas, bet nepastovus, tik fizinio krūvio metu, tinka puikiai reabilitacinės procedūros, fizioterapija, taipogi galbūt net ir elektroforezė, kur su šiluma yra kažkas tai daroma. Tai tų nemedikamentinių priemonių būtų ir tiek. Aišku, papildomai reikia naudoti tam tikrus vitaminus arba maisto papildus. Vieni iš tokių yra gliukozaminai ir chondroitinai, kurie saugo kremzlę, atstato jos dilimą, taip pat maitina kremzlę ir gerina judėjimo funkciją. Deja, bet gyvename tokiu tempu, jog ne visada patys galime tinkamai pasirūpinti savimi. Laimiai šiandieną užsukus į vaistinę rasime mūsų sąnariams reikalingų medžiagų. Ten dirbantis vaistininkai taip pat vis dažniau pastebi, jog užsukantys žmonės skundžiasi sąnarių skausmu ir yra pasirengę mums padėti. Labai daug žmonių ateina į vaistinę, kurie skundžiasi sąnarių skausmais arba sąnarių sustingimu. Skausmas jaučiamas judinant sąnarį arba ramybėje po didesnio fizinio krūvio. Visų pirma, tiems pacientams rekomenduoju reguliariai mankštintis. Pratimai turi tapti svarbia gyvenimo dalimi. Na, o kaip papildoma priemonė, rekomenduoju vartoti gliukozamino sulfatą ir chondroitino sulfatą, kurie yra vieni iš pagrindinių sąnarių kremzlės komponentų. Gliukozamino sulfatas gali slopinti sąnarių skausmą ir uždegimą, mažinti pažeidimus, skatinti kremzlių atsinaujinimą. Chondroitino sulfatas gali padėti užtikrinti pakankamą sąnarinio skysčio kiekį, palengvinti sąnario judrumą. Gliukozaminas ir chondroitinas yra natūralios medžiagos, todėl neturi pašalinio poveikio. Vartojamos kartu, jos papildo viena kitos poveikį, todėl efektas yra stipresnis ir pajuntamas greičiau nei vartojant tik gliukozamino ar tik chondroitino preparatus. Vaistinėje galima įsigyti Vitafors kompanijos maisto papildą Joint Protection. Tai yra gliukozamino sulfato ir chondroitino sulfato derinys. Dviejose Joint Protection kapsulėse yra net 1000 mg gliukozamino ir 800 mg chondroitino. Šio maisto papildo gamyboje yra naudojama natūrali žaliava. Jos sudėtyje nėra dirbtinių dažo bei kvapo medžiagų, skonio priedų. Preparatas yra kapsulėmis, todėl mažiau dirginama skrandžio gleivinė, o kapsulėje esantys milteliai greičiau ir geriau pasisavinami. Joint Protection gaminamas laikantis farmacijos pramonėje taikomų reikalavimų, tai užtikrina aukštą jo kokybę.
Joint Protection rekomenduojamas vartoti po 2 kapsulės per dieną, ne mažiau kaip keletą mėnesių, kad pajaustumėte jo teigiamą poveikį. Šį mėnesį Camellia vaistinėse perkant Joint Protection pakuotę gausite dovanų 15 kapsulių pakuotę.